We can do cameras in a 1 minute if you want to see who is who and where we are. We can do them if you want to. I'm just trying to get my phone to connect here. But you hear me okay, right? You just don't see me, right? Yeah, mes girdim tave gerai. Okay. Okay. What you can know who is who, you saw us all. Yes, it's better truly if I can see everybody. I just don't want to disconnect from you here because a bunch of things are popping up. Okay, where's my camera? Oh, look, there's my camera again. Okay. Dalia, Renata, Danuta, Vita, Dana, Raimonda. That's who I see on my first page. Okay, kas žinot, kas nežinot, Vilma šitą Becky turi tik tai pietų pertrauką, todėl mūsų messages bus toks neilgas, bet stiprus. Amen. So I'm working today, so I'm on my lunch break, so I have to talk fast and you need to listen fast. Aš sako, dirbu šiandien ir aš esu pietų pertraukoje, todėl sako, aš kalbėsiu greitai, jūs turėsite klausytis greitai. We made a record already. So I wanted to talk about today, in America we say a movie is good if it has good guys and bad guys. Amerikoje mes sakom, geras filmas, jeigu tam filme yra geri veikėjai ir blogi veikėjai. It makes it exciting if the good guys win. Ir jeigu geri veikėjai laimi, tada mes labai sujaudinti esame ir džiaugiamės. So I told Dalia I wanted to talk about Elijah and Jezebel today. Ir sako, pasakiau Daliai, kad aš noriu pakalbėti apie Eliją ir Jezabelę šiandien. That's the best story in the Old Testament that shows how witchcraft works. Ir tai pati geriausia istorija Senam testamente, kur parodo, kaip burtininkavimas veikia. So it shows this man, a strong prophet. Parodo, kad šitas vyras yra labai stiprus pranašas Elijas. And God gave him an assignment. Ir Dievas jam davė užduotį. And it was going to affect the whole nation. Ir jisai galėjo efektuoti visą tautą. But then the bad guys decided to come and say they were going to kill him. Bet blogi žmonės atėjo ir pasakė, kad mes tave nužudysim. So this is our exciting story today. Taigi šiandien yra labai tokia jaudinanti istorija apie Eliją ir Jezabelę. Those were truly people who lived on the earth. Tai yra tikri žmonės, kurie pasaulyje gyveno. But those spirits are still around and still fighting against each other. Bet tos dvasios jos buvo aplinkui ir jos vis tiek tęsė kovoti viena prieš kitą. We have people who want to live for the kingdom of God or the will of God. Mes turime yra žmonės, kurie nori gyventi pagal Dievo karalystę, Dievo principus ir Dievo valią. And we have these powers that want to push us back. Ir yra tos jėgos, kurios nori nustumti mus atgal. If you never read the story about Elijah and Jezebel, you can start reading in 1 Kings chapter 18. Jeigu jūs niekada neskaitėte apie Jezabelę ir Eliją, jūs turite pradėti skaityti pirmoje knygoje, Karalių pirmoje knygoje, 19, visoje knygoje yra, bet 19 skyrius. But I'm going to tell you just a little bit of history. Bet aš jums pasakysiu truputėlį istorijos. Remember, God was taking his people into the promised land. Atsimenate, Dievas paėmė savo žmonės į pažado žemę. And through Moses and Joshua, they brought those millions of people in to this beautiful place to live. Ir per Mozę ir Jozuę įvedė žmonės į šitą nuostabią vietą, kur galėjo žmonės gyventi. But when they came into the promised land, it was not empty. Bet kada jie atėjo į pažado žemę, ta žemė nebuvo tuščia. It had enemies in it. Tai jie turėjo rado priešus gyvenančius. So God was bringing them into the promised land, but it was going to be a process. Jis atvedė juos į pažado žemę, kur jisai žadėjo, bet jisai vedė juos procese. They were going to learn to fight. Ir jie turėjo išmokti kovoti. Why? Because this is the one true God who's their God. Kodėl? Todėl, kad yra vienintelis Dievas, kuris yra tikras Dievas. But all the people who lived in the promised land had false gods. Bet tie, kurie gyveno pažadėtoje žemėje, jie turėjo neteisingus dievus stabus.
They were worshiping demons. Ir jie garbino demonus. Okay, so now we're talking about Elijah, the prophet of God. Ir mes dabar kalbame apie Eliją, Dievo pranašą. The man who was leading was Ahab, the king. Žmogus, kuris vadovavo, karalius buvo vardas Ahabas. This king is over Israel, the people of God. Ir šitas karalius buvo virš Izraelio, virš Dievo žmonių tautos. But when he married Jezebel, he started worshiping these false gods, these demons. Jisai buvo karalius, kuris vadovavo Dievo tautai, bet kai jis apsiženėjo su Jezabelė, jisai pradėjo garbinti šitos stabus, šitos melagingus dievus. So Elijah's assignment was to defeat these bad guys. Ir Elijo užduotis buvo išryškinti, apreikšti šitos, nugalėti šitos blogus šitos blogas asmenybės šitais. So Ahab was leading all the people of God into demon worship. Ir karalius Ahabas vedė Dievo tautą į garbinimą, demonų garbinimą, į velnių garbinimą, į demonų garbinimą, neteisingų dievų. They were worshiping Baal. Ir jie garbindavo Baalą. And how did people worship Baal? Ir kaip garbindavo žmonės Baalą? They would come to the altar of Baal with their babies. Jie ateidavo iki Baalo altoriaus su kūdikiais. And they would burn those babies alive. Ir tuos vaikus sudegindavo ant laužo. And while that was happening, they would have orgies over here by the altar. Ir kodėl tai pasidarydavo, jie turėjo orgijas tiesiai prie altoriaus. This is what the thinking of these people were at the time, and they were supposed to be the people of God. Ir tai, ką galvojo šitie žmonės, taip kaip jie galvojo, ir tai buvo Dievo žmonės, kurie taip galvojo. Do you remember when God was bringing his people into the promised land? Ar atsimenate, kaip Dievas įvedė savo žmonės į pažado žemę? He said, you're going to have enemies there. Jis pasakė, jūs turėsite ten priešų. Be sure you don't marry them. Don't let your children marry their children. Sako, būkit užtikrinti, kad jūs nesituoksite su jais ir neleisit savo vaikams tuokti su jais. If your children marry their children, it will influence them to worship false gods. Jeigu tavo vaikai susituoks su tais vaikais iš to žemės, tai turės įtaką, kad jie garbintų tuos stabus ir netikrus dievus. So this is what was happening in Elijah's time. Tai buvo laikas, tai dalykai, kurie įvyko Elijo metu, kada jisai vaikščiojo žemėje. So Elijah had an assignment. Todėl Elijas turėjo užduotį. He's going to walk into this place and tell Ahab no more. Jis atėjo į tą vietą, į tais vietas, kur Ahabas garbino ir pasakė, ne, daugiau taip nebus. God wants his people back. Dievas nori jo žmonės pasimti atgal, savo žmonės pasimti atgal. So we all heard the story where Elijah goes up and challenges all these false prophets. Ir mes žinom tą istoriją, kur Elijas atėjo ir metė iššūkį visiems melo pranašams. It had not been raining for 3 years. Ir buvo metas, kada nebuvo lietaus 3 metus. Because through the word of the Lord, all the rain was cut off. Nes per Dievo žodį visas lietus buvo išlaisvintas. But in perfect timing, Elijah comes to Ahab and says, buvo nutrauktas lietus ir per Dievo žodį, bet ir sustabdytas lietus. Ir gerų laikų, teisingų laikų Elijas atėjo pas Ahabą. Rain is about to come. Ir pasakė, kad lietus jau ateina. But I need to meet with these false prophets first. Bet prieš tai aš turiu susitikti su šitais melo pranašais. Who did these false prophets belong to? Kam priklausė šitie melo pranašai? Whose table did they eat at? Prie kieno stalo jie valgė? The wife of Ahab. Prie žmonos, Ahabo žmonos, karaliaus Ahabo. Ahab was the king over God's people. Ahabas buvo karalius virš Dievo tautos žmonių. And his wife, in witchcraft, O jo žmona, burtininkaudama, brings 800 prophets for herself. turėjo 800 pranašų tik dėl savęs. She sponsored them.
Jinai sponsoriavo juos. She put clothes on their back and fed them at her table. Jinai maitino juos ir prie savo stalo ir rengė rūbais iš savo finansų. They were speaking the words of Baal. Ir jie kalbėjo jai Balo ir melo žodžius. And Elijah said, okay, let's meet together. Ir Elijas pasakė, susitikim drauge. You call for Baal and I'm going to call for the one and only true God. Jūs ieškote Balo, aš pašauktas esu gyvojo Dievo, vienintelio Dievo pasaulyje. And the true God will answer by fire. Ir teisingas Dievas, tiesos Dievas atsakė su ugnimi. So if you want to read the story, it's 1 Kings 18. Not 19? 1 19, Kings cool. 18. 1 Kings 18 is that story. Okay. Pirma karalių 18 skyrius, tai yra šita istorija. And we understand that the good guy was winning in the story. Ir mes žinome, kad šitas geras žmogus, Elijas, laimėjo šitoje istorijoje. So these prophets of Baal, they had no they had no answer from their God. Todėl šitie žmonės, šitie pranašai Balo neturėjo daugiau atsakymų. But the true God answered Elijah and brought the fire. Bet šitas tikras Dievas atsakė Elijui ir su ugnimi atėjo. Okay. In the next chapter, 1 Kings 19, Kitame skyriuje, pirmas karalių 19 skyrius, Jezebel is not going to just run away and hide. Jezabelė nebėga ir nesislepia. She sends a message to Elijah the prophet. Jinai pasiunčia žinią pranašui Elijui. Dahlia, please read that. 1 Kings 19, the first 4 verses. Pirmas karalių 19 skyrius, pirmos 4 eilutės. Ahabas papasakojo Jezabeliai visą, ką padarė Elijas ir kaip jis išžudė visus Balo pranašus. Jezabelė siuntė pasiuntinį pas Eliją, sakydama, tegul dievai man padaro tai ir dar daugiau, jei rytoj prieš šitą laiką aš nepadarysiu tau taip, kaip tu padarėjai Balo pranašams. Tai pamatęs jis pakilo ir išėjo, kad išgelbėtų savo gyvybę. Tai yra Elijas, atėjęs į Judo Ber Šebą ir palikęs ten savo tarną, pats ėjo į dykumą visą dieną. Atėjęs jis atsisėdo po vienu kadagiu ir meldėsi savo mirties. Viešpatie, gana, pasiimk gyvenimą, aš nesu geresnis už savo tėvus. It's funny when we read it. It's not funny when it hits us, when the attack comes to us. Juokinga, kai mes skaitom, bet kai atakos tikros tiesios, nėra juokinga. So, this is what I want to talk about today, is this attack of witchcraft. Viskas, ką mes norime kalbėti šiandien, tai yra apie atakas, burtininkavimo atakas. If you want to see the process and what it looks like, you can read this story between Elijah and Jezebel. Jeigu norite žiūrėti visą istoriją, turit paskaityti apie Eliją ir Jezabelę. It's the good guys fighting the bad guys. Tai geri žmonės kariauja su blogais žmonėmis. It's the God people fighting the people of false gods. Ir jie kovoja su neteisingais dievais. And you can call Jezebel like a queen of the flesh. Ir mes galime pavadinti Jezabelę karalienę, kūno karalienę, kūnišką karalienę. She controlled and dominated. Jinai kontroliavo ir dominavo. She had to have everything her way. It was going to go her way. She would force it. Jinai norėjo daryti viską tik tai jos būdu, kad eitų viskas, ir tuo jinai forsavo. And those things still are happening today. Ir tie dalykai vyksta šiandien. If a prophetic word comes or you get some prophetic direction from God and you know you have instruction from him. Jeigu jūs gaunate pranašišką žodį ir ateina instrukcija ir jūs žinot, kad tai atėjo iš jo instrukcija. This witchcraft enemy will try to come and push you back. Šitie burtininkavimo burtų priešai ateis ir stums tave lauk nuo viso šito. So Elijah had this huge victory, the largest victory of his life.
Elijas turėjo didžiausią pergalę, kokią tik tai galima gyvenime turėti. 800 pranašų melagingų nužudyta. He killed more than 800 demonic prophets or false prophets. Jisai nužudė daugiau kaip 800 demoniškų melo pranašų. He demonstrated that our God is truly God. Jisai pademonstravo, kad mūsų Dievas yra tikras Dievas. He turned the hearts of the Israelites back to God. Ir jisai patraukė Izraelio vaikų širdis atgal prie Dievų, pataisė tai širdis. But then the next day, this woman tells him, I'm going to kill you. Bet kitą dieną šita moteris pasiunčia jam žinią ir pasako, aš tave nužudysiu. And the fear and the intimidation was so strong. Ir baimė ir gąsdinimas buvo labai stiprus. He said, God, come and kill me. Ir jisai sako, Dieve, ateik ir nužudyk mane. It was that scary to him. And he was a strong prophet. Ir jam buvo tai baisu, bet jisai buvo stiprus pranašas. But witchcraft will bring an attack of fear and intimidation. Bet burtininkavimas atneša ataką baimės ir gąsdinimo. So we can have a huge victory. Mes galime turėti didžiulę pergalę. And the next day want to go hide, die, run away. Ir kitą dieną mes galim bėgti ir slėptis. Get in a cave and get away from everyone. Bėgti į uolą ir pasislėpti nuo visko. It brings terrible fear and isolation. Tai atneša didžiulę baimę ir atsiskyrimą, norisi atsiskirti nuo visų, tiesiog isolate, izoliuotis nuo visų. And this attack makes you want to stop doing everything. Just, I'm done, God, I'm finished. Just let me die. Ir šita ataka tau sustabdo visą darbą dvasinėje erdvėje. Viskas, aš užbaigiau, viskas, done. Aš daugiau nieko nenoriu daryti. So after a big victory, you can feel terrible. Todėl po didelės pergalės jūs galite jaustis labai blogai. And if you start to see that, you recognize it, this is a witchcraft attack. Ir jeigu jūs pradėte žiūrėti, jūs galite atpažinti, kad tai yra burtininkavimo ataka. So I want you to understand what the signs are. What does it look like if you're being attacked by witchcraft? Aš noriu, kad jūs žinotumėt, kokie būna ženklai, kada vyksta tokie burtininkavimo ataka. It will attack your mind and try to make you keep your mouth closed. Tai atakuoja jūsų protą ir priverčia jūs laikyti, norisi tylėti, nieko nesakyti, uždaryti burną. So first there will be accusations against you. Pirmiausia, ateina apkaltinimas, kuris apkaltina tave asmeniškai. Condemnation. Kalties jausmas. Those are signs of witchcraft. Tai yra ženklai, burtininkavimo ženklai. Intimidation. Gąsdinimas. Someone is trying to control your decisions. Kažkas bando prakontroliuoti jūsų sprendimus. That's a sign of witchcraft. Tai yra ženklas burtininkavimo. Confusion. Sumaištis, gali confusą turėti galvoj, nesupratimas, mintyse sumaištis. Like your mind starts to feel cloudy. Pasidaro, kad atrodo kaip mintys tavo debesy, uždengia debesys tavo mintis. Or like dizzy, you can't think straight. Arba tu gali prasidėti jaustis, svaigimą jaust, negali tiesiai vaikščiot, negali tiesiai galvot. That's a sign of witchcraft. Tai yra ženklas, burtininkavimo ženklas. Sometimes you will have physical symptoms. Tu gali kartais turėti fizinius simptomus. People can feel an attack on their body. Tu gali jausti fizinius kūno atakas. And another sign is manipulation. Ir dar vienas ženklas yra manipulacija. So witchcraft is about making somebody make a decision that you want them to make. Tai yra, burtininkavimas yra, kada tave spaudžia priimti sprendimą tą, kurį kažkas tai nori, kad tu priimtum tą sprendimą, tave spaudžia, veržiant to. So the enemy will try to come and manipulate you, change your decisions. Ateina priešas ir jisai manipuliuoja, kad tu pakeistum savo sprendimus.
It If it's means work- decisions to move with God, right? Am I talking about Yeah, that? yes, to make you Mes kalbam like apie tai, submit. kad ateina priešas stabdyti tave, kad tu nejudėtum su Dievu, kad tu neįtum ten, kur tu matai regėjimą. Remember, Atimti this is tave regėjimą. a spirit from the enemy, so it's trying to get you to change your decision or change the direction you're going. Ir tai yra priešo stiprus spaudimas, kad pakeisti tavo kryptį, tavo directioną, kur tu eini, kur tu matai regėjimą turi. So if this spirit is working through another person, it will twist details to make you change your mind. Jeigu tai veikia šitas dvasia per kitą žmogų, jisai iškreipia detalės, kad sukonfuzinti, sumaišyti tavo mintis. It's trying to dominate your will, change your will. Ir dominuoja tavo valia, pakeisti viską, spaudžia, kad tu pakeistum savo valią. And if you tolerate it, it will take more, do more. Jeigu tu toleruosi tuos dalykus, tai dar daugiau spaus ir darys dar daugiau ant tavęs spaus. Tu negali toleruoti šito. If you remember from Revelation chapter 2, jeigu atsimenate iš Apreiškimo 2 skyriaus, Jesus told one of those churches, "You're doing a great job." Jėzus pasakė vienai iš bažnyčių, tu gerą darbą darai. But one of the things I have against you is you're tolerating Jezebel. Bet sako, aš noriu kažką tai tau pasakyti, kad tu blogą dalyką, ką tu darai, tu toleruoji Jezabelę. So when you start to see these things, don't tolerate them. Kai tu pradedi tuos dalykus matyti, netoleruok to. If you see you're being accused and condemned, jeigu tu matai, kad tu esi kaltinamas ar kaltinamas, condemned, accused, tas pats, metami tau kaltinimai ar kažkokia tai kaltė primetama. If you see someone's coming to manipulate or force your decisions, arba kažkas ateina ir forsuoja, manipuliuoja tave, kad tu priimtum sprendimus. Or if someone is intimidating you to go their direction. Arba kažkas gazdina ir įbaugina tave, kad tu paimtum jų kryptį. That's witchcraft. Don't tolerate it. Tai yra burtai, netoleruokite to. So how do we know these characteristics? Kodėl mes žinom šitas charakteristikas? You can read the story of Jezebel and how she was moving to try to influence things in Elijah's life. Jūs galite paskaityti Jezabelės istoriją, 1 Karalių 18-19 skyrius ir kaip jinai davė įtaką Ahabui karaliui ir visiems. So we all know what this looks like in a person. We've seen people who move like this, right? Ir mes matom, ir mes žinom žmonės, kai kuriuos, kurie taip juda, tiesa. We've seen controlling people. Mes matom, kurie kontroliuoja mus, taip. We've felt someone try to manipulate us. Mes matom, kurie mus bando kontroliuoti. We know what Manipuliuoti. it's like to be accused. Mes žinome, ką tai reiškia, kada tave apkaltina. Mes kalbam dabar apie Dievui tarnavimą ir kaltinimą kaltinimą. A person who is moving like this is pushy. They like to push, dominate. Žmogus, kuris taip elgiasi, jisai spaudžia, dominuoja. They get very angry for people who don't agree with them. Ir jis labai piktas su žmonėmis, kurie nesutinka su juo. They're usually very good liars. Jie labai yra geri melagiai. They can look at you straight in the face and say something that's not true. Jie dažnai žiūri tau į veidą ir kalba tai, kas nėra tiesa. They also like to control information. Jie taip pat mėgsta kontroliuoti informaciją. Now, I'll give you one example. This is in someone who works with me. Aš duosiu jums mažą pavyzdį žmogaus, kuris dirba su manimi. There's a person who's at my job and she keeps these files only to herself. Yra žmogus, kuris dirba su manim darbą, komandinį darbą ir laiko tuos failus tik tai savo. She does not use those files. Jinai nenaudoja tų failų. She does not need them for her job. Jai nereikia dėl jos darbo.
But my department needs those files to do our Bet job. mano departmentui reikia šitų failų. And we will padaryti say, can you send that information to us? Ir mes prašom, sakom, ar tu gali atsiųsti šitą informaciją mums? Yes, she'll say, I'm going to keep it, but I'll send you some of the information. Bet jinai sako, aš laikysiu tai, bet aš kažkokią tai informaciją tau atsiųsiu. So when this spirit is working through other people, Kai šitą dvasią veikia per kitus žmonės, you're going to feel pressure to do things you don't want to do. jūs jausite spaudimą, kad daryti dalykus, kurių jūs nenorite daryti. Because this thing has a very strong will of its own, and it wants you to come under that will. Todėl, kad šita dvasia turi stiprią valią ir nori uždengti tai valia jūsų valią, užspausti jūsų valią. But remember, Jesus said, don't tolerate it. Bet atsimenate, Jėzus sakė, netoleruokite. This spirit will push you and push you and push you and take more territory. Šita dvasia jūs spaus ir jums daugiau teritorijos. Then you get discouraged and want to go hide somewhere. Excuse me? Then you get discouraged and you want to go hide somewhere. O ir šita dvasia labai įsižeis, kai tu kažką kitą nusamdysi ar pakviesi dirbti. So why would one person want to control another person? Kodėl vienas žmogus nori kontroliuoti kitą žmogų? Why would we not just give each other freedom to decide? Kodėl mes negalime duoti laisvės vienas kitam, tik tai va taip duoti laisvės? A person who is controlling is very fearful and insecure. Todėl, kad šitas žmogus, kuris kontroliuoja, yra labai bailus ir nesaugus. They're very afraid, so they try to control the things around them. Jis labai bijo. Žmogus, kuris kontroliuoja, yra labai turintis didelę baimę ir jisai bando kontroliuoti viską, laikyti savo rankose. And you can have authority over that spirit if you will stop tolerating it. Ir jūs turite autoritetą virš šitos dvasios, kad sustabdyti tai, kad tavęs nekontroliuotų. So we're going to talk a little bit about how to take authority over it. Mes pakalbėsim trumpai apie tai, kaip paimti autoritetą. And you begin to take authority over a spirit. You never take authority over a person. Ir jūs paimsite autoritetą virš dvasios. Jums nereikia imti autoritetų ant žmogaus. If you try to take authority over a person, you're actually controlling them. Jeigu jūs bandysit paimti autoritetą virš žmogaus, jūs taipogi kontroliuosite jį. That's what we're trying to stop today. Tai, ką mes bandome šiandien sustabdyti. We don't want to control. Mes nenorime kontroliuoti žmonių. We don't want to manipulate or dominate. Mes norime manipuliuoti ir dominuoti žmonėmis. We don't want to accuse or condemn. Mes nenorime kaltinti ar daryti accuse ir condemn, tai tas pats, ne? 1 minute. Sure. Yeah, accuse, mes smerkti arba kaltinti. Aha, puiku. So these are works of the enemy. Tai yra darbas priešų. This activity in the spirit is going to push back the works of God. Šitas veiksmas dvasinis spaudžia lauk Dievo darbą. Witchcraft is the same as flesh being in control, or flesh is on the throne. Burtininkavimas tai yra tas pats kaip kūniškumas valdo arba kūniškumas yra sėdi soste, pasakytumėt. So we want to first be sure that these things are clear from our own lives. Pirmiausia, mes norime būti užtikrinti, kad šitų dalykų nėra mano gyvenime. If I want to take authority in the spirit over something, I have to be sure it's not in me. Jeigu aš noriu paimti autoritetą virš kažko, tai aš turiu būti užtikrintas, kad tai nėra manyje. To nėra manyje. You're not going to win in spiritual warfare against something that you're in agreement with, that you give place to in your own life. Jūs negalite paimti. Repeat, Becky. So you're not going to win in spiritual warfare. Tu negali laimėti dvasinės kovos. When you're fighting against something that you're in agreement with, you're friends with, you're giving room to. Tu negali laimėti dvasinės kovos, jeigu tu esi pats susitarime su kažkokia tai netyra dvasia.
if I tolerate witchcraft in my own life, Jeigu aš toleruoju burtininkavimą savo asmeniniam gyvenime, if I allow myself to intimidate people, jeigu aš leidžiu savo gąsdinti žmonės, if I let myself manipulate, bauginti arba manipuliuoti, if I continue to control and accuse people, jeigu aš toliau kontroliuoju arba kaltinu žmonės, I have no power over that in the spirit. I'm in agreement with it. aš neturiu jėgos ir autoriteto virš šitos dvasios, nes aš esu susitarime su ja. I cannot cooperate with it and at the same time try to cast it out somewhere. Aš negaliu bendradarbiauti su kažkokia tai dvasia, burtininkavimo dvasia ir ateiti tuo pačiu ją išvarinėti. So we always need to go before the Lord first, Mums reikia pirmiausia eiti pas Dievą, humble ourselves, nusižeminti and say, Lord, forgive me in any way that I have allowed this in my life. Atleisk man visais būdais, kur aš turėjau prieimą, galimybę, bendradarbiavau su šitai dvasia. Forgive me for cooperating with witchcraft and letting it stay in my life. Atleisk man, kad aš bendradarbiavau su burtininkavimais ir leidau pasilikti savo gyvenime jiems. And when you're free of it, then you can set other people free from it. Ir kai tu laisvas, tu gali tada nešti laisvę kitiems žmonėms. It has no place in you. Nėra vietos tavyje. We want to desire that holiness and that righteousness that comes from the Lord. Mes turime troškimą turėti, kad šventumas ir teisumas ateitų iš Viešpaties. Then when we stand in his righteousness, we can push out those things that are fighting against him, against his kingdom. Kai mes, repeat, Becky. Mes turėsime jo teisume nugalėti tuos visus. Repeat. When we're standing in his righteousness, Mes stovime jo teisume. then we can push out those things that are fighting against him. Mes galim išstumti šitos dalykus, kurie kovoja prieš Dievą. So the Lord says, stop tolerating that Jezebel. Stop tolerating witchcraft. Dievas sako, sustok toleruoti burtus, sustok toleruoti Jezabelę. Because it will take more and more and more space if you don't push it back. Tai paims tavyje daugiau ir daugiau vietos, jeigu tu to nestumsi iš savęs. It will take more space in your own life, Tai paims daugiau vietos tavo gyvenime and the enemy will bring his will in and push his will on you if you don't fight back. ir priešai paims tavo valią ir išstums. What? Becky, repeat. He'll I'm push lost. he'll push his will on you when you don't fight back. He takes more ground. Jeigu tu nekovosi su tuo, jisai šitas priešas užspaus tave su savo valia. This spirit has its roots in pride. It's very prideful. Šita dvasia turi šaknis išdidume. A person who's moving in this spirit will not apologize. Šitas žmogus, kuris juda šitoj dvasioj, jis neatsiprašinėja. They don't want to humble themselves. Jis nenori atgailauti ir nenori nusižeminti. They always want to be right. Jie visada nori būti teisūs. So you won't get an apology, but maybe they'll say, well, I'm sorry that you felt bad. I'm sorry you were offended. Tell me again. You won't receive an apology that's a true apology from someone. Kas galit padėti man versti? Simona. Galiu pamėginti. Hey, Simona. Žmonės, jie Pajėgsi? nuoširdžiai neatsiprašo. Jie gali sakyti, aš atsiprašau, kad tu įsižeidei, bet iš tikrųjų tai nėra tikras atsiprašymas. We good? Yeah. I'll try, yeah. Understanding? Yeah. Okay. So, what do we do first? We let the Lord search our hearts.
Taigi, ką mes darom, pirmiausia, leidžiame Viešpačiui ištirti mūsų širdis. We want to say the first step is, Lord, search me. Taigi, pirmas žingsnis yra sakyti Viešpatė, ištirp mane. Am I tolerating Jezebel in myself? Galbūt aš pats savy toleruoju Jezabelės dvasią. Do I want to push my way and dominate and control? Gal aš pats noriu viską kontroliuoti ir dominuoti, valdyti. Do I bring accusations and condemnation to people? Gal aš pats atnešu kaltinimus ir pasmerkimą žmonėms. Do I manipulate and force people to go with me? Gal aš manipuliuoju ir verčiu žmonės eiti su manimi. And we're going to ask the Lord that. We're going to talk now about what are the keys to victory over this spirit. Ir dabar mes kalbėsime, kokie yra tie raktiniai dalykai kovai su šita dvasia. So the first key to victory is to see the attack, recognize it. Taigi pirmas dalykas, ką mes turim padaryti, yra atpažinti šitos dvasios ataką. And then ask the Lord, is that in me? Do I do those same things? Ir tada prašyti Viešpatės ir klausti jo, ar aš taip pat nedarau. And then we take steps to break the attack. O tada mes turime imtis žingsnių, kad sustabdytume šitą ataką. Physically, we can't stop those attacks, but in the spirit, we can break them. Fiziškai mes jų negalime sustabdyti, bet dvasiškai mes galim. We're not fighting against flesh and blood. Mes nekovojame prieš kūną ir kraują. We can't go punch a person. Mes negalim nueiti ir trenkti žmogui. We have to break agreement with this spirit, break agreement, and then break its power from having control over us. Mes turime sulaužyti tą susitarimą su šita dvasia ir taip tai jinai bus nugalėta. So why did I decide to teach on this today? Taigi, kodėl aš šiandien nusprendžiau mokyti šitą temą? Because like Elijah, we had a great victory in the conference in Klaipėda. Todėl, kad kaip ir Elijas, mes taip pat turėjom tokią didelę pergalę konferencijoje Klaipėdoje. Some people got breakthrough in prayer. Ir kai kurie žmonės nutrūko tą dvasią maldoje. Some people received fresh prophetic words. Kai kurie žmonės gavo tokią šviežų pranašišką žodį. Some people got fresh vision from God. Kai kurie žmonės gavo naują ar šviežią viziją iš Dievo. And after the conference ended, it felt like Jezebel was coming against them. Ir kai konferencija baigėsi, taip atrodo, kad tai Jezabelės dvasia atėjo. They started feeling confused in their mind. Ir jie pradėjo jausti tokį sumišimą, pasimetimą galvose. They started feeling forced or controlled. Ir kai kurie jautėsi tokie, tarsi būtų jie verčiami kažką daryti ir kontroliuojami. Their mind was cloudy. Ir jų protas buvo toks, neaiškus. They stopped speaking. They got quiet. Ir tie žmonės nustojo kalbėti, jie tylėjo. And that even happened a little bit during the conference. Ir netgi tai šiek tiek vyko per konferenciją. I know that there were people in the conference accusing others and condemning others. Ir aš žinau, kad yra žmonių, kurie konferencijoje kaltina kitus ir smerkia kitus. I watched some people in the conference controlling other people. Ir aš stebėjau, kad kai kurie žmonės konferencijos metu kontroliavo kitus žmonės. And it discouraged those people. The people were not free to make their own decisions. Ir tai buvo taip, kad tie žmonės laisvai nebegalėjo priimti patys savo sprendimų. We want to put that behavior behind us. Ir mes norime šitą elgesį visiškai patraukti iš mūsų pačių. We want to be on the side of Elijah and not the side of Jezebel. Ir mes norime būti Elijo pusėje, ne Jezabelės pusėje. If we will choose the righteousness and holiness that comes from the Lord. Jeigu mes pasirinksime teisumą ir šventumą, kuris ateina iš Viešpaties, and not choose to walk in the flesh and have our own way, o nesirinksime eiti pagal kūną ir savo keliu, we're going to hear clearly from the Lord ourselves. mes tuomet labai aiškiai girdėsime Viešpatį. He's going to give us fresh direction. Jis mums duos labai naujas kryptis, He's going to give us new revelation. duos naujus apreiškimus. We're going to be walking in the Spirit in obedience to Him Mes vaikščiosime dvasioje ir paklusnume jam. and not fighting against Him and against His ways.
Ir mes nekovosime prieš viešpatį ir prieš jo kelius. So, what are the keys to victory over a witchcraft attack? Taigi, kas yra tie esminiai dalykai tam, kad nugalėtume šitą raganavimo dvasią? First, we humble ourselves and say, Lord, look at my heart. Pirmiausia, mes turime nusižeminti ir sakyti viešpatė, pažvelk į mano širdį. Have I been controlling, Ar aš esu kontroliuojantis, manipulating, manipuliuojantis, dominating, vadovaujantis, dominuojantis, lying to other people, meluojantis kitiems žmonėms, hiding information, slepiantis informaciją, accusing, kaltinantis, discouraging with my words? toksai padrasinti priešingybę, toksai įbauginantis. Liūdinantis savo žodžiais, taip? Liūdinantis. Then we're going to break that spirit in prayer. Ir tuomet mes sulaužysim šitą dvasią maldoje. So James chapter 4, Jokūbo laiške 4 skyrius it says, submit to God, sako, pasilenkite, pasiveskite viešpačiui, resist the devil, priešinkitės velniui and he will flee from you, run from you. ir jis bėgs nuo jūsų. So we submit to God by repenting. Taigi mes pasivedam viešpačiui gailaudami, We break all agreement with that spirit in our lives. kad mes sulaužom visus sustarimus su šitą dvasią mūsų gyvenimuose. Then we resist the enemy by binding him and canceling his assignment against us. Ir tuomet mes pasipriešiname velniui ir surišame jį mūsų gyvenimuose. So when we're submitting to God, we're coming into obedience or cooperation with him. Ir kai mes pasivedame viešpačiui, mes einame į paklusnumą jam. Then our words are very powerful against the enemy. Ir tuomet mūsų žodžiai tampa labai stiprus prieš priešą. We have zero power against the enemy when we're cooperating with him. Ir mes turime nulį galios tol, kol mes bendradarbiaujam su tom dvasiom. So Lord, give us your righteousness. Todėl viešpatie, duok mums savo teisumą. We'll give you the ways that we're walking in our flesh, Ir kad mes nebevaikščiotume pagal kūną tais keliais. because we want to be able to take authority over those spirits that are fighting against the kingdom of God. Dėl to, kad mes norime paimti tą autoritetą, tą valdžią, kurios kovoja prieš Dievo planą. And then when we finish, after we finish praying, it's important to worship and read the word of God. Ir kai mes baigsim melstis, labai yra svarbu šlovinti ir skaityti žodį. Because no enemy can continue when you stay in his presence. Nes joks priešas negali daugiau tęsti, kai mes pasiliekame jame. And your Bible will get your mind renewed. Ir Biblija atnaujins jūsų protą. The Bible will correct your behavior from now and into the future. Biblija pataisys jūsų elgesį dabar ir ateityje. So let's pray together now, and we're going to break these attacks off of us. Taigi dabar pasimelskime kartu ir sulaužykime, nutraukime tas atakas mūsų. So Father, we come to you right now in the name of Jesus. Taigi taip, mes ateiname pas tave Jėzaus Kristaus vardu. And Lord, we understand we have in some ways agreed with this Jezebel, this witchcraft spirit. Ir viešpatie, mes suprantame, kad kažkokiu būdu mes buvom susitarę su Jezabelės dvasia. We understand that we have had fear and insecurity, Mes suprantam, kad mes buvom ir bauginti, ir jautėmės nesaugiai, but we break agreement with those things in Jesus' name. bet mes dabar nutraukiam šitos sustarimus Jėzaus vardu. We understand, Lord, that you have not given us a spirit of fear. Mes suprantame viešpatie, kad tu mums nedavei baimės dvasios. And Lord, our true identity comes from you. Ir viešpatie, mūsų tikra tapatybė ateina iš tavęs. All our confidence comes from you. Visas mūsų pasitikėjimas ateina iš tavęs. All our stability comes from you. Visas mūsų tvirtumas, stabilumas ateina iš tavęs. Lord, we say, search our hearts. Viešpatie, mes sakom, tirk mūsų širdis, ieškok mūsų širdžių. Lord, find the manipulation and the control. Viešpatie, surask manipulaciją, kontrolę. Lord, find the intimidation and the confusion.
Viešpatie, surask tą pasimetimą, confusion. Sumaištis. intimidation. Atsiprašau, Lord- intimidation. Nelabai žinau, ką reiškia, sorry, intimidation, I don't understand. Bauginimą. Bauginimą. Bauginimą, sorry, bauginimą. That's okay. That's all right. And Father, we're asking you to search our hearts, Lord, for any place where we would accuse or condemn other people. Ir Viešpatie, prašau, parodyk mūsų širdise tas vietas, kur mes arba kaltinome, arba pasmerkėme žmonės. We recognize these things are not godly behavior. Mes atpažįstame, kad toks elgesys nėra Dievui patinkantis, nėra dieviškas. We know that these things come from our flesh. Mes žinome, kad šitie dalykai ateina iš kūno. We recognize these things will fight against the Spirit of God. Mes suprantame, kad toks elgesys yra kova prieš Dievo valią, Dievo And Lord, dvasią. we repent. Viešpatie, mes atgailaujam. Forgive us for moving in manipulation, domination, and control. Atleis mus Viešpatie, kai mes dominavom, kontroliavom ir manipuliavom. Forgive us for forcing our wants and needs on other people. Atleis, kad mes vertėm kitus žmonės įgyvendinti mūsų norus, mūsų valią. Father, we want to be free and we want others to be free. Viešpatie, mes norime būti laisvi ir norime, kad kiti būtų laisvi. And we say we don't want to tolerate this Jezebel spirit. Ir mes sako, kad mes nenorime toleruoti, pakęsti Jezabelės dvasios. We understand, Lord, that you resist people who walk in that spirit of pride. Ir Viešpatie, mes žinom, kad tu Viešpatie priešinės tiem žmonėm, kurie eina išdidume vaikšto. So we repent now. Taigi mes dabar atgailaujam. We renounce, we break agreement with all spirits of darkness Ir mes nutraukiam visus sustarimus su tamsos dvasiom. that we have opened a door to because we were controlling. Ir mes atidarėm tom dvasiom duris, nes mes kontroliavom. We ask you to forgive us, Lord. Mes prašom atleidimo Viešpatie. We ask you to forgive our family lines where they entered into these things. Ir prašau atleis mūsų šeimos nariams, kad jie taip pat atidarė duris. Lord, we ask you to give us sharp discernment. Ir aš Viešpatie prašau, kad tu mums duotum aštrų discernment, Being able to see quickly in the spirit atskirimo dvasią. when Atskirti, these things are operating. kai šitie dalykai vyksta. And Lord, we would not tolerate them. Ir Viešpatie, mes jų netoleruosim. We would stand in confidence in you. Mes atsistosime tvirtai tavyje, We would speak the truth. mes kalbėsim tiesą. And Lord, we would be led by your spirit and no other spirit. Ir Viešpatie, mes būsim vedami tavo dvasios, jokios kitos dvasios nebūsim vedami. Lord, we submit to you right now. Viešpatie, mes pasivedam tau dabar. We resist the devil Mes priešinamės velniui and he must run from us. ir jis privalo bėgti nuo mūsų. We resist this witchcraft in our own lives. Mes priešinamės ir pasipriešinam šitam melui, melo dvasiai mūsų gyvenimuose. And now we're taking authority over that witchcraft attack that has been coming against us. Ir mes dabar paimam valdžią prieš tas atakas, kurios buvo prieš mus. Any spirit that has intimidated us, Kiekviena dvasia, kuri mus baugina, we're taking authority over in the name of Jesus. mes paimam valdžią virš jų Jėzaus vardu. Any spirit that has controlled us and manipulated us, we are taking control over in Jesus' name. Kiekviena dvasia, kuris mus kontroliavo, kur mums vadovavo, Jėzaus vardu paimame į savo rankas. We are binding those spirits now in the name of Jesus, Mes surišam šitas dvasias Jėzaus vardu and we're canceling those assignments against us in Jesus' name. ir mes nutraukiam visus sustarimus Jėzaus vardu. We're canceling those attacks against our prophetic voice in the name of Jesus. Ir mes nutraukiam šitas atakas prieš pranašišką balsą, prieš šitą tarnystę. We're canceling every attack that would try to keep us from walking in the Spirit in Jesus' name. Mes nutraukiam visas atakas, kurios mums trukdė eiti, pasiekti paskui Jėzų ir Jėzaus vardu. Lord, we want your righteousness in our lives.
Viešpatie, mes norime tavo teisumą mūsų gyvenimuose. We choose to walk in the Spirit and not in the flesh in Jesus' name. Mes renkamės vaikščioti dvasioje, o ne kūne, Jėzaus vardu. And Lord, I thank you for lifting off the heaviness of any witchcraft attacks in the name of Jesus. Ir ačiū Viešpatie, kad tu patrauki, pakeli visą tą sunkumą, kurį atnešė raganavimas, Jėzaus I vardu. thank you, Lord, for giving us clear minds Aš dėkoju Viešpatie, kad tu mums duodi aiškų protą and taking away any cloudiness or confusion. ir kad tu patrauki visą pasimetimą, sumišimą. Lord, we thank you as we decide to walk in the Spirit. Viešpatie, mes dėkojam, kad kai mes nusprendžiame vaikščioti dvasioje, That we have the mind of Christ. mes turime Kristaus protą. You're telling us your thoughts. Tu mums pasakai savo mintis. Lord, you're giving us your assignments. Viešpatie, tu duodi mums tą susitarimą su tavim. You're giving us revelation. Tu mums apreiški, duodi apreiškimus. And Lord, I'm asking you to show us clearly Ir Viešpatie, mes prašome, kad parodytų mums aiškiai, when we stop walking in the Spirit and we begin to walk in the flesh. kada mes nustojame vaikščioti dvasioje ir pradedame vaikščioti kūne. Show us, Lord, when we're walking in disobedience or when we're fighting against you. Viešpatie, parodyk mums, kai mes einame nepaklusnume arba kovoja prieš tave. And Lord, I thank you for every person who's on this call today. Ir Viešpatie, aš dėkoju už kiekvieną žmogų, kuris yra šiandien. I thank you that you're bringing each one closer to you Aš dėkoju, kad kiekvieną iš jų tu atvedi arčiau savęs. and that you're opening our spiritual ears Ir kad tu mums atveri dvasinės ausis, to hear everything that the Holy Spirit wants to say. kad mes girdime viską, ką šventoji dvasia mums sako. I thank you, Lord, that you see us, Ir dėkoju Viešpatie, kad tu mus matai, you hear us, kad tu mus girdi, you love us. kad tu mus myli. And Lord, we're saying again today, Ir mes dar kartelį Viešpatie sakom, your kingdom come and your will be done in our lives. kad tavo karalystė ateis ir tavo valia bus įvykdyta mūsų gyvenimuose. In Jesus' name, Jėzus vardu. amen. Amen. Thank you. Thank Amen. you. Thank you, everybody. Ačiū visiems. If you ever want to take authority over some spirit of darkness, Ir jeigu jūs norite paimti valdžią prieš tamsos dvasią, be sure to repent first. Be sure you're not in agreement. pirmiausia, atgailaukite, pirmiausia, įsitikinkite, kad nesate susitarime su ta dvasia. That's how you submit yourself to God. You're agreeing with Him. Pirmiausia, pasikvieskite Viešpačiui, būkite susitarime su juo, Then you're able to resist the devil and he will run. tuomet jūs galėsite pasipriešinti velniui ir jis bėgs. Love you guys. I'm already a little bit late to go back to work, so I'm going to run. Aš myliu jūs ir aš pačiuko vėluoju darbą, tai aš jau turiu palikti. And I'm going to leave you with Dahlia. Mhm. Taip, dabar aš jūs palieku su Dalia. Have a good Thanks, day. Mona. So much. Thank Thank you. you. Aha. Pas mus yra daug dalių.